Norilske išlipom ir suvadėm orą. Ir pamatėm orą, mes jį pamatėm realiai geltoną orą ir suvadėm, kad viskas tokia siera kvepia. Va toks pirmas įspūdis, kai tu matai orą. Nu, taip, kadangi Norilskas yra pramonės vienas iš centrų, metalurgija, įvairių ten vario, nikelio kitos kasyklos. Man didžiausią įspūdį paliko, paėjus į šoną, iš pradžių nesupratau, ką tie buldozeriai ten daro. Priėjus arčiau, tiesiog plaukai piestu atsistojo, pamačiau, kad buldozeris stumdo grinai žmonių kaukolės. Ir visą tai slepia po gerų tenai kelių ar 6 metrų sluoksnių visą tą kapinyną. Tai va tas ilgai tiesiog vaizduose persekiojo ir dabar dar lydi. Tai prisiminimai iš to tai pats šiurpiausias. Jau neskaitant, kad vaikščiant po muziejus arba po kažkurio metu buvom tam kalėjime, kur po atvirų dangum to žmonės laikydavo tose betoninėse šaktose tiesiog marinimui. Tai va, ta ekspedicija, tas žygis tokį paliko gilų rėžį tą pasąmonį. Nors ir praškai sutikau su tą sąlygą keliauti, nes vykstant jau žinojom, kad tai ne šiaip so kelionė ir kad laukia iššūkiai ir visa tai auka, dovana savo kraštui. Ir prisimenant, aš kaip ir minėjau, kad tai praškai padėka mano seneliui, kuris kaip politinis kalinys irgi praėjo tos. 1990 metų vasarą buvo suorganizuota bendra Lietuvos, Latvijos ir Estijos atstovų ekspedicija į Norilską prie Lamos ežero, kur 1941 metų rugpjūčio mėnesį buvo įkalinti 42 aukšto rango artilerijos karininkai, 15 iš Estijos, 13 iš Latvijos ir 14 iš Lietuvos. Visa ekspedicija, mūsų 23 žmonės, tai turėjom tą vadinamą emblemą, Lamos aukštieji karininkai, 41-44 metai, Sibiras ženklas buvo, toks jau visi turėjom ant marškinėlių, emblemėlės, Sibiras 3 kryžiai pavirti ir Gediminaičių stulpai, ir lietuviai 14, Latvijai estai 27, ir vat, Lama 90, Norilskas ir reiškia, tokią emblemėlę turėjom išleidę tais laikais. Bendroje 3 Pabaltijos šalių ekspedicijoje buvo numatyta sutvarkyti Lamos lagerio kapinaitės, kuriuose palaidoti karininkai, pastatyti stogastulpį ir paminklą iš vietos akmenų. Tas pirminis eskizas to Lamos stogastulpio ar kryžiaus, kur užduotis buvo patalpinti ir tas pavardės Latvių, Estų ir Lietuvių ir tuos sudėti, sumontuoti, sudėti mūsų siejančius simbolius. Ir mes patalpinom 3 skulptūrėlės, Lietuvą atspindinčią skulptūrėlę, motina ant rankų laikanti kūdikį, Latvių motina sergsinti savo vaikus, o Estų nepamenu dabar, kokią temą mes ten buvom pasirinkę. 1941 metų birželio 10 dieną 29-ojo teritorinio šaulių korpuso ypatingojo skyriaus viršininko Juozo Bartašiūno sprendimu buvo nutarta 14 aukšto rango artilerijos karininkų pasiųsti į pasitobulinimo kursus Maskvos Felikso Dzeržinskio artilerijos akademijoje. Jie buvo įsiųsti į Maskvą, į Dzeržinskio akademiją pasitobulinimui, iš jos perkelti į Gorochovecko poligoną Ivanovo srityje ir tam poligone birželio kilus karui, birželio 18 suimti. Vėliau nuvežti į Gorkio kalėjimą, iš Gorkio kalėjimo į Krasnojarską ir vėl tas pats kelias baržomis
iki Norilsko, o nuo Norilsko apie 100 km jau ten gali pasiekti tik tai vandens keliu į Lamą, kur buvo įkalinti kartu su Baltijos valstybių irgi aukštaisiais artilerijos karininkais. Karininkams iš Pabaltijo pirmoji žiema Lamos lageryje buvo tragiška. Mirė ir buvo palaidoti Sibiro amžinojo įšalo žemėje lietuviai pulkininkas leitenantas Daukšys, pulkininkai Sklėrius ir Rupšys bei majoras Dabkus. Latviai pulkininkai Jomercas, Kurklinšas, Štramsas, Birkenšteinas ir estai pulkininkai Martme, Toferis ir Tamas. Darbas vyrė dviem frontais. Jie dirbo Lamos lagerio vietoje, ten, kur Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukštieji karininkai gyveno, dirbo ir kur jų buvo barakas. Ir jau jiem buvo, kaip sakoma, tas baras, o visi likusieji už pusės kilometro, ten, kur buvo kapinaitis, tvarkėm tas kapinaitis ir statėm tą tribriaunę piramidę su Latvių, Estų, Lietuvos herbais, žuvusių karininkų pavardėmis. Kai nuvykom, medžio mums niekas po rankom nepakišo, teko kelis kilometrus ežero pakrantę bristi, ieškoti tinkamų maumedžių, nes nusprendėm, kad viską darysim iš maumedžių. Tas lietuviškos patirties nusivežimas į tenai visiškai prasilenkė ir tas mūsų medžių pjovimas užstrigo. Užstrigo ir teko bėgti į ežerą vandens, nes pagal seną tradiciją reikėjo žibalo pilti ant pjūklo. Pjūklas buvo dvirankis, nes tik viskai papjovėm ir pjūklas užstrigo nuo sakų kiekio. Tai vanduo išgelbėjo. Medžiai tokie galingi, kad reiškia nupjovus vieną medį, tai mūsų ten buvo gal 12 vyrų ar kiek, tai reiškia reikėjo 50 metrų nuo nukirsto medžio iki ežero nutempti, tai žinau, Alvydas buvo tas jau toks, kuris viską tenais reguliuodavo, pakišdavo po apačią riedučius ir kaladėlės, kad mes galėtumėm 10 vyrų su virve įsikibę tą vieną medį 7 metrų ar 8 metrų ilgio, kol nutempėm iki ežero. Dėl ko tie karininkai toje vietoje įdarbinti buvo, jie vitaminų fabrike dirbo, dar išlikę seni agregatai, įrengimai, tai mes bandėm tas pušų, eglių, jaunus pumpurus kramtyti, tikrai vitaminų pakako. Tai yra, tuose ūgliuose yra labai daug vitamino C ir maumedžio ir kitų, ten ypatingai pavasarį eglės ūgliai labai sveika, daug vitaminų. Suimtų ir ištremtų Pabaltijo karininkų prie Lamos ežero laukė įtemptas darbas. Reikėjo gaudyti žuvį tinklais, kirsti mišką, statyti barakus ir fabrikėlį vitaminui C gaminti. Vėliau iš maumedžių spyglių ištremti karininkai gamindavo ir vitaminą C. Lamoje buvo varomi rinkti spygliukų. Jeigu Norilske nėra jokio nei medžio, nei krūmo, nieko, yra kažkoks pragaro prieangis, tai Lama ten kaip ir tokia uždaroji teritorijoje prie ežero augo pušys, kedrai pagrindę, tai juos varydavo rinkti spygliukų, kadangi spygliukų paskiau virdavo kažkokį ten viralą, kuris gelbėjo nuo cingos. Šaltis, badas, varginantis darbas po 12 valandų per dieną labai sekino kariškius. Jau antrais tremties metais beveik visi karininkai buvo nusilpę, įsekę, sirgo skorbutu. Matai tą nuostabią aplinką, kurioje žmonės papuolė ne savo norų ir supranti, kad ten gyventi savo norų, tai ten būtų nuostabu, žinai, ir jeigu ten, bet kai tave atveža ne savo norų, nepasiruošusi, žinai, ir tu, ir ten tos skorbutas juos ir nužudyti, vitaminų trūkumas, žinai, ir supranti, kad kaip reikia būti pasiruošus gyvenime visom situacijom kartais.
Taip, tai mums tai daro, mes kažkiek pasiruošėm iš anksto, gerokai ruošėmės tai ekspedicijai. Ir tai pakankamai sunkumų turėjom. O ten žmonės nepasiruošę, jie ruošėsi laisvoje Lietuvoje gyvent, ginti ją, bet... Man tai kažkaip įstrigo, kad jau jie būdami ir Malionis, ir Buzas, kažkaip jie dar būdami gyvi, kai pasakoja, tiesiogiai sako, buvo 40 metais ta Lietuva, kaip prijungta prie tos Sovietų sąjungos, ir nuo rugsėjo iki 41 metų birželio mėnesio, mes sako, visi buvom poligonuose, aš apie kariškius kalbu, visi buvom poligonuose ir visi išgyvenam, jie mums buvo paskyrę bandomąjį laikotarpį, kaip į darbą, kad priimant. Ir sako, iš tų mūsų visų kariškių, po to bandomojo laikotarpio, dar net nebuvo prasidėjęs karas, birželio 14 dieną, reiškia, juos skirstė. Tu raudonesnis, tu baltesnis. Ir reiškia, visi tie, kurie buvo ištremti, kad ir tą Norilskį Lamą, reiškia, buvo daugiau lietuviai patriotai, daugiau žmonės, kaip sakoma, šventi, negu kad likusieji. Ir aš manau, kad jie nukentėjo dėl to, kad buvo daugiau lietuviai negu kiti. Šitos karininkus mes tikrai turim labai stipriai gerbti, prisiminti ir kiek įmanoma apie juos daugiau kalbėti gerų žodžių. Tos sistemos ir buvo tikslas visą šviesiausią žiedą, tiek karininkus, tiek visą inteligentiją, mokytojus, visą profesūrą, ją sunaikinti, nes juos kausti baimė, kad tie šviesų žmonės tautą ves pažadins. Tai čia neįskirčiau, kad vien tik karininkai visą inteligentiją, nes aš labai daug bedarydamas tos paminklus prisiliečiu prie tų šviesių žmonių, kurie vieną ar kitą formą yra nukentėję nuo tos sistemos, nuo to režimo, nes tam režimui protingo žmogaus nereikia. Jiem reikia avinų, kurios lengva valdyti. Pavyzdžiui, pirmas leitenantas Malionis, mesgi su juo asmeniškai bendravom. Jis mus išlydėjo. Išlydėjo, taip. Ir jis pasakojo savo istoriją, kad jisai buvo tarp tų visų karininkų pat žemiausių ūgių. Aš ne aukšto ūgio ir jisai žemų ūgio. Ir pasakojo, kad jį tik tai išimties tvarka priėmė į kariuomenę, nes jis ypatingai gerą galvą turėjo ir tas trajektorijas labai gerai skaičiavo, kaip artileristas. Artileristas, jos. Pradžiai buvo baigęs Marijampolės mokytojų kursus, bet po to reiškia, kadangi buvo tie 22 metai, visi, kaip sakoma, buvo didžiausi patriotai vienais laikais ir tada, reiškia, įstojo tos aukštosius karininkų kursus ir baigė tada. Ir jis pasakojo, kad jis vienintelis išliko iš tų karininkų, todėl kad jam resursų mažiau reikėjo išgyventi, galbūt. 7 grįžo į Lietuvą, bet jau mūsų laikais, kada, reiškia, 90 metais jau mes važiavam, tai jis buvo likęs vienas, nes jau jie iki tol buvo 7 ir jie visą laiką dar bendraudavo šeimomis, bet jau iki to laiko jau neišgyveno nei vienas, o jam jau tuo metu buvo 86 metai, bet jis po to dar išgyveno dar 10 metų ir mirė 96 metų. Tai tikrai stiprus karininkas. Pasibaigus karui, Lamos lageris buvo išformuotas, o likę gyvi karininkai įsiųsti į įvairius Sovietų Sąjungos kalėjimus. Tik 1956 metais Lietuvos artilerijos karininkai buvo reabilituoti. Vienas iš jų buvo Antanas Malijonis, buvęs Lietuvos kariuomenės generalinio štabo pulkininkas leitenantas. Jo dėka išliko vertingi prisiminimai apie Lamos lagerio kankinius. Nuo 88 metų to gruodžio mėnesio, kada mes užėjom pas Antaną Malijonį į svečius, kai jis papasakojo savo gyvenimą, tai kažkaip tai sustoti jau turbūt buvo neįmanoma. Čia vis dėlto buvo tokia sąjūdžio dvasia, toks laikmetis, kada buvo galima padaryti ir kažkaip tai... Ir pulkininkas Malijonis dar buvo gyvas, kuris, kaip sakoma, kuravo ir viską aiškino, kur kaip kas buvo ir ką reikėtų ir kaip reikėtų daryti. Prie Lamos ežero
Ekspedicijos dalyviai 1990 m. vasarą tvarkė krūmais apaugusias karininkų kapinaitės, kasė duobes būsimų paminklų pamatams, nešiojo akmenis, maišė skiedinį. Merginos, moteris ten, aišku, stovykloje daugiau prižiūrėjo, vyrė mums maistą. Tautodailininkai Algimantas su Alvydu kvietėsi dar šiek tiek, kad padėtų kažkas iš mūsų vyrų, o mūsų likusieji vyrai už pusės kilometro buvo Lamos lagerio kapinaitės ir ten mūrijome tą vadinamą akmeninę piramidę, kur nebuvo pakrantėje nei smėlio, nei žvyro, tai reikėjo iš to Norilsko jau iš anksto pasiruošti atsivežti pusę tonos smėlio, žvyro ir cemento maišuose. Taip, taigi ten mes daug ko nemokėjom, bet vieni iš kitų mokėmės. O prisiminęs, tas atėjo prie mūsų, ten dirbo, tuos kryželius darė, paskui pasirodo jis labai gerai skardina, ir tada mes iš jo net ten skardint mokėmės. Iš tikrųjų, tos pamokos ne veltui praėjo. Tai vienas iš garsiausių Talino skardininkų ir ta jau tradicija, pamokas grįžę mes praktiškai iki šios dienos naudojam. Mes juokaudom, vadų toks kiekis ir tų maskitų, kad mostelė ant rankos ir lieka žemėlapis ir tada aiškinėsi kieno. Kiekis, taip. Bet pirmom dienom buvo baisu, paskui, nu ką, jeigu labai jau apninka, tada šauki į Lamos ežerą, linksmai nusteikęs į šaukį, atgal ir lėki reikdamas, nes šaltas vanduo. +4, +6 vandens temperatūra, bet vanduo tiek tyras, tiek gėlas, kad pasisemi ir gali gerti. Rugpjūčio 10 dieną, kada pabaigė ir koplytstulpį ir pažymėjo barako vietą ir padarė medinius kryželius nešti į kapinaitės, tą pusę kilometro nuo Lamos poilsiavietės iki kapinaičių. Tai tada buvo koplytstulpio ir paminklo atidengimas, buvo atvažiavę netgi rusų poilsinis laivas kateris ten su nemažai su tų žmonių, nes jau visi žinojo, kad tą dieną bus paminklo atidarymas. Lamos ežero pakrantėje esančiose kapinaitėse 1990 m. vasarą iškilo didingas paminklas. Jis pastatytas 42 Lietuvos, Latvijos ir Estijos aukšto rango artilerijos karininkams, kurie čia kalėjo 1941–44 metais. Šį paminklą pastatė karininkų giminės ir artimieji. Ekspedicijose suradau gyvenimo draugę, žmoną. Tai Jūratė Banevičiūtė, tai taip įvyko. Nu kažkaip tai pirmoji ekspedicija, kadangi buvo žiema, slidės, tai dar ir nelabai pažinojau, bet dar nekviečiau. Bet jau vasarą kažkaip tai, sakau, gal norėtum važiuoti, nors jau šiek tiek draugavom. Ir šitas gerai, tai tada sutiko važiuoti 90 metais ir 91 metais. Tai Jūratė, jinai buvo kaip ir tokia, kaip ir meno kultūrinės dalies tokia atsakinga, nes reikėjo paminklo atidengimo ceremonijoje dalyvauti ir Lamoje, ir Norilske. Tuo metu Lamoje, reiškia, buvo kokių 30, o gal ir 50 vietinių rusų, kurie poilsiavo. O čia vyksta paminklo atidengimas rugpjūčio pradžioje. Ir mūsų 23 lietuvių, 15 latvių, estų, 15, tai ir mūsų, tai apie 100 žmonių su vėliavomis, su dainomis, Jūratė kanklėmis pagrojo ir kalbas sakėm, ir filmavo Raimundas Yla. Ir tokia buvo tikrai tokia graži šventė. Toje vietoje, kur buvo barakai, kuriuose kalėjo Baltijos šalių karininkai, buvo pastatytas iš maumedžio išdrožtas koplytstulpis. Jų gyvenimas tų žmonių nebuvo beprasmis, iš tikrųjų prasmingas buvo ir jie ir tuose sunkumuose vis tiek sugebėjo parodyti, kad tikrai vertė ir lietuvių vardo ir kad tikrai sąžiningai nugyvenę gyvenimą. Jeigu net tie tragiški įvykiai, tai jie būtų nugyvenę ir daugiau kažką nuveikę, bet jie net ir ten sugebėjo
tikrai sugebėjo išgyventi ir taip oriai sakytum. Ir oriai gyveno ir oriai numirė dauguma jų ten. Va dėl to mes galbūt ir ten norėjom įamžinti tą vietą. Genuose įrašyta ta amžinas tiesos, gėrio siekimas, ta dvasia į tuos mūsų protėvius vedė ir mes toliau turim tęsti tą misiją, nes vien pagarba, tai seniausiai pasaulyje mūsų kalbai, mūsų tiem ženklam, kuriuos mes paliekam po savęs. Nesvarbu, kad jaunimas vienaip ar kitaip pažiūri į kairę, į dešinę, bet genuose tai rašyta, jie vėl sugrįžta, prisiliečia ir tęsia toliau ir tas atsargumas tiem įvykiam, kurie dabar kaip brestantis karo tvaikas mūsų visus pasiekia, mus vienyje ir žadina tą budrumą, kad turim budėti, visą laiką būti pasiruošę tiem didiesiam pokyčiams, nes žemėje vėl ant tų naujų pertvarkų.